Aplodismentai. Labas rytas, inžinerijos gimnazijos bendruomenė. Sveiki sugrįžę. Kaip džiugu vėl grįžti į gimnaziją. Su dideliu džiaugsmu sveikinu visus susirinkusius į naujųjų mokslo metų pradžią. Prieš mus atsiveria dar viena mokslo kelionė, kupina naujų iššūkių, atradimų ir galimybių. Šie mokslo metai ypatingi, prie mūsų gimnazijos bendruomenės prisijungia ir 5 klasių mokiniai. Tad pirmyn, pradėkime šiuos metus su šypsena. Miela Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos bendruomenė, skelbime naujųjų 2024-2025 mokslo metų pradžią. Su mokslo metų ir žinių pradžia visus sveikina Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos direktorius Vytautas Kantauskas. Pasitinkame plojimais. Labą dieną, mokiniai, mokytojai, tėveliai, svečiai. Na, prabėgo greitai vasara, nors šiandien oras tikrai vasariškas. Kaip patiko, pailsėjot, pasiilgot mokyklos? Kaip mokiniai? Negirdžiu. Ne, sudėtinga vėl ateiti. Bet nieko, žinokit, tiktais porą dienų sudėtinga, o daugiau viskas bus gerai, tikrai bus įdomu, linksma. Na, aišku, reikės įdėti ir pastangų. Šiaip šiais mokslo metais mes kaip gimnazija turim daug pokyčių. Pirmas toksai labai svarbus pokytis, kad mes tampam specializuotą ir dabar jūs visi ir esat inžinieriukai. Antras pokytis yra, mes tampam ilgoji gimnazija ir mūsų jauniausi, mažiausi yra penktokai. Kur penktokėliai yra? Pamojuokit, pasirodykit. Šaunuoliai, matot, kokie aktyvūs esat? Tai mūsų penktokėliams norėtumėm palinkėti ir toliau būti aktyvūs, balsų žingeidus, mandagus, aišku, ir būkit tikrais mūsų daukantiškiais. O vyresnių parašysiu, kad paglobokit mūsų penktokus. Tuos mažylius, būkite vyresni broliai, seseris, kad jiems čia būtų gerai ir saugu. Taip pat sveikinu mūsų pirmokus, irgi didelį būrį. Na, pirmokai, pamojuokit. Pamojuokit drąsiau, pasirodykit. Šaunuoliai. Tai jums linkiu drąsiai įsijauskit ir įsijunkit į mūsų bendruomenę. Tikiuosi, kad pas mum gimnazijoje mes patenkinsim jūsų lūkesčius. Nu, jūs būsit
Taipogi drąsus, malsus, aktyvus. Na ir mūsų gimnaziją garsinsit savo darbais, pasiekimais ir poelgiais. Na, dar yra mums svarbus mūsų abiturientai. Na, abiturientai, parodykit, pamojuokit, kokie jūs šaunus. Va, žiūrėkit, mokykitės, mūsų šaunuoliai abiturientai. Jums linkiu, na, tikrai rimtai, jums kantrybės linkiu, ištvermės, kad jūs tuos metus paskirtumėt mokslams. Tai yra labai svarbu. Jau 3 klasėje truputį gal ir laisviau buvo, bet jau 4 skirkite laiką ir tai, aišku, svarbu jūsų ateičiai. Ir linkiu, kad jūs labai gerai išlaikytumėt brandos egzaminus. Sėkmės jums. Na, aišku, mūsų visai bendruomeniai, visiems linkiu tikrai įdomių, daug visokių įspūdžių, pažinimo ir bendrystės metų. Tai su rugsėjo 1. Dėkojame gimnazijos direktoriui. Pasveikinti visus mokslo metų pradžia kviečiame direktoriaus pavaduotoją Irmą Riukienę. Labą dieną. Labą dieną direktoriau, gerbiami svečiai, mokiniai, kolegos, tėveliai. Labą dieną, noriu išgirsti jūs. O, šaunu, labai džiugu, labai šventiška. Iš tikro, vasara prabėga kaip akimirka. Nerūpestinga, šilta, kupina įspūdžių, kupina įvairiausių netikėtumų, bet ateina nauja pradžia, truputį šventės, truputį jaudulio, truputį susikaupimo, labai daug vilties. Ir leiskite jūs man šiandien jums visiems ir mums visiems palinkėti. Nebijokime siekti didelių aukštumų, nebijokime tyrinėti, nebijokime užsibrėžti tikslų, su kuriais keliausime galbūt visus 4 gimnazijos metus, galbūt visus nuo pat 5 klasės, o galbūt jau paskutinius į naują startą. Būkime vienas kitam didžiausi pagalbininkai, nes tik tada, kai šalia matai šypseną, tik palaikymą, tada tie tikslai sekasi kuo puikiausiai. Taigi susiklausimo, bendruomeniškumo, siekiant bendrų didelių tikslų. Su pradžia. Dėkojame pavaduotojai Irmai. Kviečiame 5 ir gimnazistų ansamblį atlikti dainą Mano namai. Mano
pušys, smirga nuo pasaulio. Šoki, šoki, ugnys, miško dvasios saugo. Balto vėjo vaikė, debesys ant kalno. Dangus ir žemė, mūsų dvasia saugo. Šoki, šoki, pušys, smirga nuo pasaulio. Dėkojame mūsų mažyliams už nuostabią dainą. Pasveikinti mūsų gimnazijos bendruomenę atvyko mūsų gimnazijos garbės narys, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vytis Lembutis. Paplokiu. Labas rytas, mėly moksleiviai, labas rytas tėveliai, labas rytas nuostabi gimnazijos bendruomenė. Didžiulis džiaugsmas ir garbė šiandien naujus metus pradėti su jumis. Daug esam nuveikę kartu ir norisi pastiprinti ir padrasinti, kad jūs esate teisingam kely. Esate tokia vienintelė gimnazija, kuri turi profiliuotą inžinerinį mokymą ir tai yra didžiulė vertybė ir miestui, ir visam regionui. Ir kalbant apie naujų mokslo metų pradžią, norisi palinkėti jums smalsumo, žingeidumo, norisi palinkėti kūrybiškumo ir nuolatinio tobulėjimo. Nebijokite judėti į priekį, nebijokite ieškoti to, kas neatrasta, nebijokite tyrinėti, galbūt ne visada pasiseks, bet aš garantuoju, visą laiką turėsite labai gerą rezultatą. Tad leiskite pabaigti tuo, ko pradėjau. Didžiulis džiaugsmas ir garbė pradėti metus kartu su jumis. Tegul šie metai jums bus sėkmingi, tegul šie metai jums bus prasmingi, o mums bus smagu pasidžiaugti jūsų pasiekimais ir nuveiktais darbais. Iki kitų susitikimų. Dėkojame svečiui už linkėjimus. Amžiais nepavargstantis laikas, praeiti nusiveda dar vieną vasarą. Netrukus mokyklinio skambučio aidas sukvies vėl į klases semtis žinių ir išminties. Nuoširdžiai sveikiname visus mokytojus, mokinius ir jų tėvelius su naujųjų mokslo metų pradžia. Linkime stiprybės mokytojams, nepritrūkti drąsinančių žodžių gimnazijos penktokams ir pirmokams, patarimų gyvenimo kelio beieškantiems abiturientams, mokiniams smalsumo žinių kelyje, atkaklaus darbo, atradimų džiaugsmo įveikus kiekvieną aukštumą, tėveliams nuoširdaus siekio užauginti savo vaikus dorais žmonėmis. Gimnazijos bendruomenės būrį papildė ne tik nauji mokiniai, bet ir mokytojai. Lietuvių kalbos mokytoja Vaidutė Šidlauskienė, informacinių technologijų mokytojas Giedrius Tugas, inžinerijos mokytojas Deividas Nesovas, biologijos mokytoja Vida Petroškienė. Pasveikinkime mokytojus plojimais. Kviečiame gimnazistes Danielę, Korneliją ir Iviną atlikti dainą Apkabink. Marausti pusę keturių, norėčiau nejausti to, ką tau jaučiu. Žodžiai pavirto nejaukia tyla. Negalima, kodėl negalima lengvai su tavim eiti per gyvenimą, jei įmanoma trupėj prie manęs
Dėkojame už gražią dainą. Tarti sveikinimo žodį kviečiame gimnazijos tarybos pirmininkę Daivą Giedraitienę. Mėly mokiniai, gerbiami mokytojai ir tėveliai. Šiandien pasitinkame spalvingą, naujus iššūkius atnešantį rugsėjį. Kai kuriems iš jūsų tai bus naujo gyvenimo etapo pradžia, kurį pasitiksite su jauduliu širdyse. Kitiems tolimesnė kelionė link išsikeltų tikslų. Naujaisiais mokslo metais mokytojams linkime kūrybingumo ir kantrybės ugdant ateities asmenybės. Mokiniams susitelkimo ir užsispyrimo siekiant tikslų. O tėveliams supratingumo ir pagalbos įgyvendinant drąsiausias vaikų svajones. Tebūnie šie mokslo metai kupini atradimų, svajonių ir pažinimo džiaugsmo. Sveikiname Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos bendruomenę su kasmet pasikartojančia, bet kaskart vis kitokia mokslo ir žinių diena. Sėkmingų ir rezultatyvių mokslo metų. Dėkojame gimnazijos tarybos pirmininkiai už palinkėjimus. Šiandien gimnazijos duris pravėrė mūsų mažiai penktokai. Mėly penktokai, šiandien jūs pradėte svarbų etapą savo gyvenime – mokslus gimnazijoje. Jūsų laukia nauji draugai, įdomios pamokos ir daugybė galimybių mokytis, tyrinėti ir kurti. Mes, vyresni mokiniai, esame pasiruošę jūs palaikyti, padėti ir kartu su jumis siekti sėkmės. Kviečiame penktokus pamojuoti, o mes paplokime! Jų klasės auklėtoja, karjeros specialistė Kristina Brogienė. Šiandien gimnazijos duris pravėrė didžiulis būrys pirmoko. Mėly pirmokai, gimnazistai, tikėkime, kad lengvai įsiliesite į Simono Daukanto inžinerijos gimnazistų gretas. Linkime jums ryžto atėję į naują mokyklą, būkite drąsūs ir aktyvūs. Būkite pasveikinti pirmokai. Mes pasakysime klasę, o jūs pamojuokite. Pirma į pirmos klasę ir jų auklėtoja skyriaus vedėja Jolanta Buivydienė. Pamojuokite. Pirmoji į 2 klasę ir jų auklėtoja vedėja Raima Štabokienė. Pirmoji į 3 klasę ir jų auklėtojas matematikos fizikos mokytojas Tadas Novikovas. Pirmos į 4 klasę ir jų auklėtoja biologijos mokytoja Jurgita Kizeliauskienė. Pirmos į 5 klasę ir jų auklėtoja anglų kalbos mokytoja Ramunė Taunienė. Žodį suteikime jums, pirmokai. Labą dieną. Sveikiname jūs visus naujų mokslo metų pradžia. Mokslo žinių šventė – tai ypatinga diena, kuomet pradedame dar vieną naują ir nuostabią žinių kelionę. Pirmokams gimnazistams ši diena ypač svarbi. Tai naujas žingsnis link brandos, didesnių iššūkių ir atsakomybės. Linkime jums šiais mokslo metais drąsos siekti aukštumų, smalsumo tyrinėti pasaulį ir atkaklumo įveikti visus sunkumus. Linkime visiems sėkmingų, kūrybingų ir prasmingų mokslo metų. Tegu šie metai atneša daug naujų žinių, gražių draugysčių ir nepamirštamų akimirkų. Tėveliai, jūsų palaikymas ir rūpestis yra neįkainojamas. Ačiū, kad esate šalia ir kartu. Mokytojai, tikimės jūsų kantrybės, vedant mus per mokslo pasaulio vingius. Jūsų pastangos padeda mums augti ne tik kaip mokiniams, bet ir kaip asmenybėms. Visiems linkime,
kad šie mokslo metai būtų jums tokie pat, kaip šis rudens derlius. Tegul kiekviena diena jums būna kupina džiaugsmo. Ir atradimų. Ačiū už sveikinimus ir linkėjimus. Antrokų gimnazijoje turime 5 klases. Mes pasakysime klasę, o jūs pamojuokite. Antroji A klasė ir jų auklėtoja rusų kalbos mokytoja Svetlana Januševičienė. Pamojuok. Pamojuokite. Antra B klasė ir jų auklėtoja etikos ir rusų kalbos mokytoja Inga Vainorienė. Pamojuokite. Antroji I1 klasė ir jų auklėtoja anglų kalbos mokytoja Diana Vaidžiulė. Antros I2 klasė ir jų auklėtoja technologijų mokytoja Jurgita Kragienė. Antroji M klasė ir jų auklėtoja skyriaus vedėja Raima Štabokienė. Rodos, tik vakar nemažas būrys gimnazistų susitiko į gimnazijos stadioną. Šiandien jie jau trečiokai, išlaikė pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą, įgavę pasitikėjimo savo žiniomis ir tvirtai stovi čia, ar ne, trečiokai? Tai trečioji A klasė ir jų auklėtojas, socialinis pedagogas Mindaugas Banys. Pamojuokite! Trečia B klasė ir jų auklėtoja anglų kalbos mokytoja Jurga Selvenienė. Trečioji I klasė ir jų auklėtoja anglų kalbos mokytoja Inga Razanovienė. Trečia M klasė ir jų auklėtoja fizinio lavinimo mokytoja Ingrida Bartašienė. Matai, na mums, abiturientams, tai paskutinis moksleiviškas ruduo. 4 klasės pavasarį užvers gimnazijos duris. Tai 4 A klasė ir jų auklėtoja matematikos ekonomikos mokytoja Danguolė Kerienė. Pamojuokite! 4 B klasė ir jų auklėtoja lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ramunė Zubrickienė. 4 I klasė ir jų auklėtoja matematikos mokytoja Rita Mažunavičienė. 4 M klasė ir jų auklėtoja karjeros specialistė Kristina Jenė. Mėly abiturientai, šie mokslo metai jums yra ypatingi. Paskutinė jūsų kelionė gimnazijos metai. Tai laikas, kai prieš jūs atsiveria naujos galimybės, o svajonės tampa vis arčiau realybės. Prisiminkite, kad kiekviena diena gimnazijoje tai paskutinis šansas įgyti žinias, kurios padės jums žengti į kitą gyvenimo etapą. Linkime jums pasitikėjimo savimi, stiprybės ir atkaklumo siekiant savo tikslų. Nebijokite savo gebėjimais, nes jūs jau nuėjote ilgą kelią ir kiekviena jūsų pastanga yra žingsnis link sėkmės. Tegul šie metai būna ne tik atsisveikinimo, bet ir augimo, brandos bei naujųjų galimybių laikas. Plojimais pasveikinkite abiturientus! Žodis mūsų abiturientams.
Šiandien mes, abiturientai, norime pasveikinti mokinius su nauja mokslo metų pradžia. Naujuosius mokslo metus pasitikime drąsiai žvelgdami į ateitį. Su drąsa diskutuoti, kelti klausimus ir bandyti tai, kas dar nebandyta. Noras pažinti ir žinoti visada buvo viena stipriausių visos žmonijos varomųjų jėgų. Tad nebijokite klysti, nebijokite atrasti, nebijokite patenkinti savo smalsumą, būkite kūrybingi ir atkaklus siekiant savo geriausių akademinių rezultatų. Mėgaukitės laiku mokykloje su draugais bei mokytojais. Mieli mokytojai, nuoširdžiai linkime Jums daug kantrybės, kūrybiškumo ir džiaugsmo kasdienybėje. Jūsų neįkainojamos pastangos ir rūpestis ne tik suteikia žinių, bet ir informuoja mūsų vertybės bei asmenybės. Kiekvienas Jūsų žodis turi gali įkvėpti, motyvuoti ir skatinti mus siekti daugiau. Linkime Jums stiprybės, sveikatos ir neišblėstančio entuziazmo. Tegul kiekviena diena atneša naujų atradimų bei džiaugsmo akimirkų. Esame be galo dėkingi už Jūsų atsidavimą ir meilę, kurią įdedate į savo darbą. Tegul Jūsų kelias būtų kupinas prasmingų momentų ir gražių akimirkų, kurios įprasmina Jūsų pasirinkimą tapti mokytojais. Ačiū, kad esate su mumis ir kad dalijate savo žiniomis bei širdimi. Miela mokyklos bendruomenė. Linkime, kad šie mokslo metai būtų pilni įspūdžių, naujų žinių, naujų nuotykių ir gero laiko. Kviečiame klasių auklėtojas. Pasitikime klasių auklėtojas su aplodismentais. 4 I klasės auklėtoja Rita Mažunavičienė. 4 M klasės auklėtoja Kristina Brogienė. 4 A klasės auklėtoja Danguolė Kerienė. Aplodismentai. Na dabar auklėtojai tars žodį. Linkim visiems gražių, prasmingų ir įdomių mokslo metų. Abiturientai, dabar Jūsų daina. Nebijoti dėl rytojus, nejaukiais diena, kuri visas yra liko, stipriausia dar.
kelias jau atbrėžia širdį ir tave. Viskas, ko reikia, tai tik jūsų noro. Taip neišeikit už proto. Taip pasirink kelią tu geriausia. Kelią tu geriausia. Kelią tikrai geriausia. Atsistoti ir pagelbėti rankas. Pagelbėti rankas. Išgelbėti rankas. Ir šiandien diena ilgai lauka. Ilgai lauka. Tikrai buvo lauka. Paplokite abiturientams. Garsiau, garsiau, garsiau. Kviečiame gimnazistų tarybą Eiviną, Danielę, Adomą, Viliją, Eriką, Emiliją, Korneliją, Evą ir Norbertą tarti žodį. Prašau, taryba. Labą dieną, mėly mokytojai, bendruomenė bei mokiniai. Norime Jūs pasveikinti su šia gražia naujųjų mokslo metų švente. Visų pirma, norėtumėm pradėti nuo tarybos, tai kad norime pakviesti mūsų naują bendruomenės dalį, tai mūsų pirmokelius bei penktokus į jų krikštynas, kurios vyks jau šį trečiadienį. Tai aš noriu pakviesti 5 klasės atstovą atsiimti savo kvietimą. Pasitikime aplodismentais. Vieną penktokėlį. Ar yra? Vieną penktokėlį. Matot, pamojuokit. Penktokai, ateikit kažkas vienas pasimti kvietimo į stovyklą. Pirmos į 1 klasę. Vienas atstovas ateikit atsimti kvietimo. 1 į 2. 1 į 2 ateikite atsimti kvietimo. 1 į 3 ateikite atsimti kvietimo. 1 į 4 ateikite atsimti kvietimo. 1 į 5 ateikite atsimti kvietimo. Nu tai sveikinam visus su rugsėjo 1. Linkim, kad šitie metai būtų produktyvūs, linksmi ir neprailgtų. Visiems nuostabių mokslo metų bei nenustoti siekti savo svajonių. Visiems linkiu išlaikyti egzaminus, 12-okam. O visiems kitiems gerai praleisti mokslo metus. Ir kad pažymiai nenukristų. O aš linkiu visiems aktyviai dalyvauti mūsų tarybos renginiuose, kurių šiais metais tikrai turime daug. Ir tikrai nesidrovėkite, nes mūsų renginiai visada būna labai didelė jėga ir labai faina. Ačiū. Dėkojame gimnazistų tarybai už palinkėjimus. Visus gimnazistus kviečiame į klases susitikti su klasės auklėtojais ir draugais. Gražios jums šventės!